Labas. Šios dienos tema - depresija. 3 svarbiausi papildai. Prieš įeinant temą, noriu tavęs paprašyti, jeigu dar nesi užsiprenumeravęs šito kanalo, paspausk užsiprenumeruoti. Iš anksto būsim labai dėkingos, nes pasieksim daugiau žmonių iš tiesų vertingą informaciją. Tai šiandien šią temą paprašiau pasidalinti pačią vaistininkę Eglę Šimkauskienę. Labas, Eglute. Labas, Andžela, sveiki visi. Ir išties Eglutė net ir pati turi savo šiek tiek gal ir užsimins ir net asmeninę patirtį buvo susidūrusi, tai išties bus toksai labai, manau, vertingas video su vertinga informacija. Ir ši tema, kaip Eglutė, turbūt susiduri dažnai, aš manau. Ar dažnai pasitaiko? Taip. Taip. Dažnai. Ir konsultacijose tavo asmeninėse, manau, ar ne, ir pačioj vaistiniai dar šiek tiek dirbi, tai va tas žmonių srautas tikrai matai, kad yra. Antidepresantų vartojimas yra tikrai didžiulis ir nuolat auga. Tai čia iš ties yra labai tokia, kaip pasakyti, tiksinti bomba. Ir kiek esu girdėjusi, labai greitai mes nori tradicinė medicina ar ne prirašyti jau tų vaistukų, tiesiog neįsigilinant, kokia yra priežastis to viso dalyko. Tai gal ir norėčiau pradėti nuo pirmo klausimo, kuris, manau, ir vienas iš tokių svarbiausių. Kaip ir prieš video įeinant, tu paminėjai, kad labai svarbu surasti priežastį. Tai vat kokie būtų depresijos simptomai ir galimos priežastis? Tai simptomai yra įvairūs ir ne visada tai reiškia depresiją, bet jeigu iš tų simptomų jau daugelis tų simptomų sukrenta, tai reiškia jau skaitai, kad ar ne, ir tas atitinka, tai galima jau sakyti, kad panašu į depresiją. Bet aišku, reikėtų niekada neskubėti su ta diagnoze, kad jau priskirti ją. Tai, kad aš tiesiog netemčiau laiko, aš greitų būdų tuos simptomus peržvelgsiu, ar ne? Tai pavyzdžiui, liūdesys, toks tuštumo jausmas, prasta nuotaika, energijos trūkumas, prastas miegas, susidomėjimas sumažėjęs tomis veiklomis, kur anksčiau, tarkim, degiai, buvo toks, tarkim, hobį turėjai ar ne, norėjai kažkur eiti ir toks, dabar apatiškumas atsiradęs, nerimas, panikos gali irgi būti epizodai, sunkumas susikaupti, apetito stoka, labiau yra būtent nevalgymas, labiau jeigu tikra depresija, žmonės ima mesti svorį. Taip pat nemotyvuoja niekas, toks beviltiškumo jausmas. Esmė yra tai tokia su tais simptomais. Jeigu žmogus visą gyvenimą buvo toks ramus, intravertas, toks neaktyvus, iš minios neišsiskiriantis ar ne, ne kažkoks ten vau, ir ta prasme, ir tiesiog gal sunku atskirti tokį žmogų vertinant, nes jis toks atrodo, buvo toks ramus, tylus ir dabar, ir sunku gal įvertinti, bet jeigu, tarkim, buvo žmogus labai toks gyvenantis toks gyvenimą, tokį gyvą, ar ne, toks jo visur pilna, jisai toks visada toks šviečiančios tokios akys, jisai visko nori iš gyvenimo, jisai tiesiog pilnas idėjų, jį viskas džiugina, pas jį ten 5 eilės draugų ir, žodžiu, ir tada matai, kad, viso to neliko, tai tada tikrai jau atrodo, labai panašu depresija, arba žmogus, žinai, kad slopina kažkokiais žalingais įpročiais savo tą liūdesį, nes labai daug žinome tikrai žmonių,
garsių žmonių, kurie pasitraukė iš gyvenimo, nors atrodo buvo faini, linksmino visus ar ne, bet tikrai artimieji turbūt matydavo kitą vaizdą realybėje, ar ne, kokie tie žmonės būdavo po koncertų ar ten, tarkim, po kažkokių išėjimų į žmonės, nu, tą kaukę, kai nusimdavo. Tai va, tai simptomai, nu, atrodytų tikrai toks, nu, platūs ar ne, bet nebūtinai visada tai bus depresija. Ir kokios yra priežastys. Tai va, čia galbūt dar įdomiau su tom priežastim, kad priežastys kaip ir simptomai, nu, labai įvairios gali būti priežastys. Tai gali būti ir tas pats nusilpęs imunitetas, ir prasta žarnyno būklė, lėtinis organizmo uždegimas. Gali būti miego kokybė prasta arba tiesiog tas pamaininis naktinis darbas, ar ne, nu, irgi išsibalansuoja tas miego režimas. Taip pat gali būti ir maistinių medžiagų trūkumas. Tai reiškia, kai žmogus valgo, bet jo ląstelės badauja. Ir kol mes nesužinosime tos tikrosios priežasties depresijos, tol kova su ta depresija tai bus kaip su vėjo malūnais. Ir ta tabletė antidepresantų, ji tik tai veiks simptomiškai, nu, tai reiškia, maskuos, lengvins tos simptomus. Mes dažnai mėgstam sakyti, uždės rožinius akinius ar ne, bet kol priežasties nepašalinsim, tol ta depresija, nu, jinai tiesiog, nu, niekur nesitrauks. Ir kaip tu minėjai tą savo, nu, tikrą patirtį, asmeninę patirtį, tiesiog trumpai galiu pasidalinti, kai man buvo paišoma depresija prieš 20 gerų metų, man tuo metu buvo 20 metų buvo iš tikrųjų, tai 20 metai jaunai merginai, moteriai buvo paišoma depresija, siūlomi antidepresantai, bet priežastis buvo atvira tuberkuliozė. Ir aš nepuoliau gerti antidepresantų, ir kai pasveikau nuo tuberkuliozės, man dingo visos depresijos. Tai va, priežastis tai buvo, reiškia, imunitetas, buvo tuberkuliozė. Ir išsprendus tą priežastį neliko simptomų, neliko depresijos simptomų. Tai va, tai mes turime susikoncentruoti labiau į priežastis, ne tik į simptomus. Ir kalbant dabar, tarkim, apie tą žarnyno sveikatą, ar ne? Tai žiūrėkit, nu va, čia tai tokia, tikrai norisi kiekvieną žmogų, kad dabar tą informaciją paliestų. Viską, ką mes dedam į save, ką mes suvalgome, ką mes išgeriame, viskas nueina į mūsų virškinamąjį traktą. Įsivaizduokit, visas maistas, kurį jūs valgot, pagalvokit, ką jūs valgot, kiek tame maiste yra šlamšto, kiek yra chemijos, kiek yra perdirbtų maisto produktų, kiek yra rūkytų, keptų, suskrudusių ir taip toliau to fast foodo, ne, kiek tokių, kiek gazuotų gėrimų, kiek saldumynų. Ir visas tas maistas, jeigu jisai yra uždegimą keliantis, tai vat, viską, ką suvardinau, ir yra uždegimą keliantis maistas, tai reiškia, žarnyno uždegiminis tas būklė, tas fonas, jisai irgi gali duoti depresiją, depresinius simptomus, nes žarnyne yra sintezuojami, gaminami, gal žmonėm paprastai sakykime, žarnyne gaminamas, pavyzdžiui, vat, yra tas laimės hormonas, kurį visi žino, serotoninas. 90% viso serotonino gaminamas yra žarnyne. Ir jeigu žarnyne yra prasta situacija, yra uždegimas, yra disbiozė, tai reiškia gerųjų bakterijų trūkumas, reiškia to serotonino sintezė, gamyba bus sutrikusi. Ir tos laimės jau trūks. Tai tiesiog labai paprastai. Jeigu, tarkim, žmogus valgo daug cukraus, daug angliavandenių, vėl mes turėsime hormoninį sutrikimą. Hormonų sutrikimas taip pat įtakoja labai tuos depresinius simptomus.
Insulino, tas rezistentiškumas, atsparumas insulinui. Paprastai tariant, kai tiesiog nuo to nuolatinio pastovaus saldumynų valgymo, įsivaizduokit, kad jūsų kasa išskiria didžiuliais kiekiais insuliną. Tai reiškia hormoną, kuris reguliuoja tą angliavandenių cukraus apykaitą, ar ne? Ir kuo labiau mes valgom tos saldumynus, kuo daugiau cukraus, tuo daugiau mes tą eikvojame, kaip pasakyta, tą savo, kankinam tą savo organą, tą kasą ir išsivysto palaipsniui atsparumas insulinui, kai tiesiog ląstelė net pažįsta jau to insulino ir tiesiog atspari jam yra. Ir tai irgi gali vesti prie depresinių simptomų. Miegas, tai tikrai nieko naujo nepasakysiu. Mes esam sutverti miegoti naktį. Ir yra tas cirkadinis ritmas, dienos, nakties ritmas, kada išsiskiria naktį miego hormonas, melatoninas, tas neuromediatorius vadinamas. Tai vėlgi mes, jeigu nesilaikome to režimo, faktas, mes tada galime turėti depresiją. Bet šiandieną apie viską tikrai nepakalbėsim, ar ne? Tikslas yra pakalbėti apie 3 svarbiausias maistinės medžiagas. Taip, bet Egute, aš manau, kad čia yra labai labai vertinga. Tiesiog aš pati nebūčiau taip sumašiusi, aišku, pagalvojusi, kad kaip viskas yra susiję. Ir kad tie dalykai gali tau duoti, ar ne, ir šitą diagnozę. Tai, aš tikiuosi, kad šitas dabar jau ta pati įžanga, jau man atrodo, jau viskas, jau galim video uždaryti, bet, labai labai stipri ir tikiuosi, kad pasieks žmonės tą žinutę jos, kad, tai yra labai labai svarbu, į ką atkreipti dėmesį. Gerai, Eglute, kitas klausimas. Žinau, kai pas tavęs ateina asmeniškai konsultuoti žmonės, tu pirmiausia rekomenduoji pasidaryti vieno vitamino tyrimą. Koks tai vitaminas ir kodėl tu jį rekomenduoji? Taip, labai labai rekomenduoju visada prie depresijos simptomų, prie depresijos pasidaryti vitamino D tyrimą, nes tai yra vitaminas natūralus antidepresantas. Mes jį taip vadinam. Ir jo trūkumas, jo deficitas gali duoti labai daug simptomų. Ir būtent atstačius tą vitaminą D, tie simptomai pasitraukia. Ir mes tada, įsivaizduokit, laimėjimas, ar ne, kad mes, reiškia, nebejaučiam tų simptomų, nebėra depresijos, nebereikia vaistų. Bet aišku, ne visada. Nes matėt, kiek priežasčių, girdėjot, kiek priežasčių išvardinau. Bet vitaminas D labai labai dažnai, jo trūkumas duoda tuos simptomus nemalonius ir galime apie tai plačiau pakalbėti. Tai pavyzdžiui, grįžtu prie tų simptomų, kuriuos esu susirašęs, tai pavyzdžiui, energijos trūkumas, nuovargis. Jeigu vitamino D trūksta, tikrai žmogus bus kaip pavasarinė musė. Ne? Žinot, pavasarinė musė. Tokia neina, skraido, vaikšto, tokia kaip apdujusi. Ir tokia tarsi atrodo, toks žmogus toks būna slankiojantis, toks sunkiai, atrodo, toks koja už kojos. Tai čia vitamino D trūkumo vienas iš požymių. Toliau, miego sutrikimas irgi gali būti dėl D vitamino trūkumo. Arba pavyzdžiui, nerimas. Taip pat gali būti D vitamino trūkumas. Ir tas pats sisteminis lėtinis uždegimas irgi gali būti dėl D trūkumo, nes D vitaminas yra priešuždegiminis vitaminas. Tai kai būna turbūt, ar ne, esam tikrai mokyklos laikais visi pastebėję, kaip pavasarį vaikai mokykloje daugiau nori žiūrėti pro langą negu į lentą. Kai atrodo, kad niekas nebeįdomu, niekas nebedomina, sunku susikaupti ir atrodo, visi nurašydavom, kad tą saulytę išlinda ir čia visi jau tokie ištižam, ar ne?
tokie vat pasidarėm, tokie vat, kaip sakyt, ale sėdim, bet miegam sėdėdami. Tai čia yra grinai, vat pavasarį tas D vitamino trūkumas duoda tą tokį suglebimą, tą tokį vat motyvacijos, energijos suglebimą. Tai ko- kodėl taip yra, ne? Todėl, kad vitaminas D gaminasi nuo saulės šviesos, nuo tam tikrų spindulių, kurie turi kristi tam tikrų kampų ir, pavyzdžiui, va dabar šviečia saulė pas mus laukia ir aš jeigu jau tokia būčiau užsigrūdinus ir pusę valandos nueičiau ant sniego, pasitieščiau dekį, pagulėčiau, man nepasigaminto vitaminas D, nes saulės kampas netoks yra kritimo ir nepasigamintų. Tai va, tai žodžiu, mes skaitykit, turime tą Lietuvoje saulę, tuos spindulius reikalingus labai trumpą laiką, tik tai vasaros metu. Idealiausiai tai yra tie jau spinduliai galim sakyti, birželio net vidurio iki rugpjūčio, iki, nu, gal rugsėjo vidurio. Tai reiškia, mes jau šiame laike, kada mes darome įrašą, yra kovo mėnuo, tai jau kovo, balandžio mėnesį yra dugnų dugnas. Jau yra, jeigu žiūrėti pagal statistiką, tai yra duobių duobė. Ir vat būtent pavasarinės tos depresijos, jeigu žmogus skundžiasi tokiu, atėjęs į vaistinę, tokiu momentu, ar ne, kad vat jaučiu tą kažkokią depresiją. Tai čia labai labai daug šansų, kad tai yra susijęs su D vitaminu. Jeigu tas pats žmogus skundžiasi depresijos simptomais vasaros metu ir jisai, žinai, tikrai, kad pasideginęs yra, ar ne, ir man, nu, žinom, kad žmogus turi saulės tas vadinamas vones, tai tada jau gal kitos priežastys. Bet pavasaryje labai dažnai tai gali būti susijęs su D vitamino stoka. Ir man visada patinka labiau ne teorija, o praktika. Tai labai labai dažnai, kada žmonės kreipiasi į mane asmeninės konsultacijos ar į vaistinę ateina ir pirkti antidepresantų, tai parekomenduoju pasidaryti D tyrimą ir atsiųsti rezultatą man. Ir tikrai, tikrai matome, kokie yra pas žmonių žemi rodikliai vitamino D, kurie turi šią problemą. Depresiją arba nu, tą būtent būseną ar tos simptomus. Ir sutvarkius vitaminą D, atstačius į normas, tikrai matau, kokie yra pagerėjimai. Kitą kartą net atrodo, nu tik tai to vieno vitamino ir betrūko tam žmogui. Ir tokią istoriją tikrai šokiruojančią trumpai bandysiu papasakot, kai viena moteris besilaukdama 3 vaikučio kreipėsi dėl depresijos ir jinai nu, tiesiog prasitarė, kad nebenoriu gyventi, tiesiog noriu iškeliauti norėčiau ir aišku, tai buvo labai jautrus mūsų pokalbis ir nemotyvavo jos niekas, nei tie mažesni 2 vaikučiai, nei geras vyras, nei geras gyvenimas, nu tiesiog sako, nežinau, kas nutiko, tiesiog nebenoriu gyventi, tiesiog noriu gulėti kaldrą ant galvos užsidėjus ir tiesiog noriu numirti. Ir atlikus D vitaminą pas ją buvo vos 4 nanogramai, kai norma yra nuo 30 iki 100. Ir jau ir skydliaukė iš rikiuotės ėjo, jai buvo jau ir skydliaukės hormonų sutrikimą fiksavo kraujo tyrimas ir, žodžiu, sutvarkius tą vitaminą D, per mėnesį laiko mes jį pakėlėme, man atrodo, kažkas iki 20, neatsimenu, čia seniai buvo, bet nu tikrai, kad dar ne iki normos, bet jau pakėlėm. Jau noras, kaip sakyt, nenoras gyventi jau jai dingo. Jau atsirado kibirkštis akise, jau, nu, žodžiu, viskas ėmė gerėti. Ir kai susitvarkė jos vitamino D kiekis iki normos ir paskui mes jau pasiekėm ir 50 nanogramų, kas labai reikalinga nėštumo metu, jeigu norime išnešioti savo kūdikius, kad ankstukai negimtų, nes vitaminas D labai svarbus ir jinai prieš tai 2 vaikus gimdė ankstukus, tai jai sureguliavus tą vitaminą D, ji ir kūdikį išnešiojo visą nėštumą ir jai pasibaigė visos depresijos, visi depresiniai simptomai. Tai tik tai vienas D vitaminas, kokia jo galia.
Tai va, o jai buvo jau nėštumo metu, jau gydytoja jai norėjo paskirti antidepresantus. Tai gerai, kad na tiesiog mes netyčia susitikom ir įsikalbėjom. Ir gal, sakykime, nenoriu aš nieko pikto pasakyti apie gydytojus, apie mūsų medicinos sistemą, bet aš noriu tiesiog tokią žinutę, kad kaip mes turime, kiekvienas atsakingas už save turim būti, kaip turim pasidomėti, kaip turim praklausyti tokius video kaip šitas ar kažkokį kitą. Kaip yra svarbu sutikti tinkamą žmogų ar tą informaciją pasigilinti pačiam. Nes mūsų toje tradicinėje medicinoje, vaistų medicinoje, tiesiog papildai vitaminai neužima tos reikšmingos vietos, nu taip užsimenama kaip tarp kitko dažnai, ar ne? O tai yra labai svarbu. Ir tikrai susiduriu, labai gaila, bet susiduriu su tokiu atveju, kad sergantys depresija asmenys praktiškai pavieniai atvejai, kada sulaukia iš gydytojo rekomendacijos pasidaryti D tyrimą. Tai yra ant vienos rankos galim palankstyti pirštus. Tai va, tai man yra labai labai liūdna dėl šito, bet užtat sakau, žmonės neužmykit, domėkitės, klausykit, skaitykit ir patys supraskit, kad jūs esat atsakingi už save pirmiausia. Taip. Tai Eglutė, apie šitą vitaminą ne veltui tiek daug pašnekėjom. Mūsų tema yra 3, ar ne, pagrindiniai tie svarbiausi papildai. Ir antras, gal šiek tiek jau ir trumpiau kažkiek, ar ne, glaušiau galim papasakoti. Antras svarbiausias, koks būtų vaistinė medžiaga, vitaminas, kaip jį pavadintum? Man labai sunku įvardinti, kad 3, nes man atrodo daugiau tų yra medžiagų, bet kadangi norime neišsiplėsti ir vis tiek turim įvardinti, tai aš rinkčiausi omega. Taip. Omega 3 riebiosios rūgštys. Kodėl jos svarbu vaidmenį užima būtent kalbant apie depresiją, ar ne? Tai omega 3 riebalų rūgštys tai yra medžiagos, kurios reikalingos ypatingai mūsų smegenų ląstelėms. Jos kaip struktūrinės medžiagos mūsų smegenų ląstelių membranoms. Paprastai žmogui, ne medikui, reikėtų pasakyti, kad įsivaizduokit, kad mes esam ląstelių visuma. Ir visos mūsų ląstelės, taip kaip žmogus, kad turi odą, tai visos ląstelės turi irgi odą, tą vadinamą membraną. Ir įsivaizduokit, ta membrana, būtent smegenų ląstelių, 60% sudaryta iš riebalų. Ir kokį vaidmenį duoda tie riebalai smegenims? Jie reikalingi yra, kad ląstelė su ląstele galėtų bendrauti, kad persiduotų tas vadinamas elektrinis nervinis impulsas, kad sklistų tie serotoninai, visi dopaminai, endorfinai, laimės, džiaugsmo, pasitenkinimo hormonai. Nes būtent tas signalo perdavimas iš ląstelės į ląstelę labai yra svarbus, kalbant apie tą smegenų sveikatą. Ir kada nervinis impulsas nesklinda tinkamai, tai aš, tai paprastai žmonių kalba sakau, įsivaizduokit, trumpina, kaip trumpas sujungimas, ne, kaip kažkokios kibirkštys toj galvoj, sako, kažkas man ten su ta galva negerai, tai irgi gali būti susijęs su omega 3 rūgščių deficitu, nervinio impulso sutrikdymas sklidimo. Taip pat omega 3 riebiosios rūgštys mažina uždegimą. Ir vėlgi, kalbant apie smegenys yra tas organas, kur labai dažnai mėgsta nusėsti sunkieji metalai. Pasirenka kaip gerą savo vietą, ten tiesiog nusėsti. Ir omega 3 riebiosios rūgštys, jos tiesiog valdo tą procesą.
Jeigu tik kažkur nori kilti uždegimas, nesunkieji metalai jį būtinai nori sukelti tą uždegimą ir būtinai, kai oksiduojasi, tas vyksta, ar ne? Nu, tai reiškia, pastresavai, pasioksidavo ir uždegimas. Tai omega-3 riebiosios rūgštys tuos uždegimus malšina, juos atranda, tuos uždegiminius židinius ir to pasiekoje mažėja tikimybė, nu, kad ištiks tie depresijos simptomai. Ir jeigu taip vėlgi nemediciniškai paprastai, ar ne, va dabar žmogus galvoja, tai trūksta man tų omegos rūgščių, va kokie tie simptomai galėtų užduoti, kad būtent šitų omega rūgščių trūksta. Jeigu sakiau apie D vitaminą kaip musės, kaip mokyklos laikais suolė, taip toksai pavyzdys, tai omega-3 riebių rūgščių trūkumas, tai daugiau man su tokiu nedekvačia reakcija į stresą. Mat žmogus atrodo, nu visą gyvenimą buvau normalus, ne? O dabar atrodo, žiūriu linksmą filmą, verkiu. Žiūriu liūdną filmą, verkiu. Paskaitau kažkur geras naujienas, verkiu, nes nu toks jautrus esu. Paskaičiau blogas naujienas, verkiu. Vaikas parnešė 10, verkiu, parnešė 2, verkiu. Nu, žodžiu, toks atrodo, nebuvo taip, kad toks verksmingas, sako žmogus, toks, ašaroju ir dėl visko, žodžiu. O blogai, o gerai, tos jau toks, nenormaliai reaguoji. Ir pats supranti, kad iš musės darai dramblį, bet nieko padaryti negali. Supranti, kad čia nenormalu, supranti, kad nenormaliai reaguoji, bet neina stengiasi, bet nieko neina padaryti. Tai čia yra tas toks pagrindiniai simptomai, kad trūksta omega-3 riebių rūgščių. Jautrumas, verksmingumas, neadekvati reakcija į stresą. Tai kalbant apie omega, iš kur jų gauti? Iš kur to, ne? Tai vėl čia atskira tema. Tiesiog užsiminsiu trumpai šiandieną, kad jų daugiausia ir tų pačių reikalingiausia PR, DHR galime gauti valgydami laukinę jūrinę žuvį. Tai kiek jūs valgote tos jau laukinės jūrinės žuvies? Prekybos centrai tokios žuvies nebeturi. Prekybos centrai prekiauja žuvimi iš ūkių. Ne? Ūkiuose auginta žuvis ant kombinuotų pašarų turi tik pėdsakus šių medžiagų. Riebalas tai nėra omega-3 riebiosios rūgštys. Riebalo veiklioji medžiaga yra šios medžiagos. Omega-3 riebiosios rūgštys yra žuvies taukų veiklioji medžiaga. Tai jeigu taip trumpai, mes suaugę, nei vaikai tai išvis, žodžiu, negauname pakankamai šitų medžiagų ir to pasiekoje gali atsirasti daug simptomų, ar ne, iš to sąrašo pradinio. Padidintas jautrumas, dirglumas, toks žodžiu, neadekvatumas. Jau mes galime, jeigu netrūksta šitų medžiagų, keletas simptomų, žiūrėkit, jau ir nubraukiam, ne? Ir jau ta depresija kaip susitraukia tada. Gerai, Eglute. O koks pagal šiandienos temą būtų tas trečiasis mūsų papildas? Tai sakyčiau bendrai B grupės vitaminai. Nors aišku, jau trečioje vietoje man norėtųsi magnį įkišti ir kofermentą Q10 būtinai pozityvių minčių generatorių. Bet gal, sakykime, statau į tą vietą B grupės vitaminus šiandien dienai. Todėl, kad tikrai daugelį žmonių jų trūksta ir mes bendrame kraujo tyrime to nematome. Galėtumėm išsityrę atskirai B grupės vitaminus, nes atskirai tyria B1, B2, B3, B5, B6, galima ištirti atskirai ir aišku, už tai sumokėsim įspūdingą sumą, kažkur gal 300, gal 400 eurų pakainuos, bet iš tikrųjų B grupės vitaminų mums šiandien dienai trūksta, galima sakyti, daugeliu žmonių, dėl to, kad mes nevalgome pilnagrūdžių grūdų. Pilno grūdo, ar ne? Tai reiškia, mes, tiesiog dėl mūsų mitybos pakitusios, mes labai daug B grupės vitaminų nebegauname. Ir nei tų sėklų kokybiškų, nei tų riešutų, nei tų ankštinių, mes tiesiog jų, perdirbtame tame maiste yra labai didžiulis deficitas. Ir
tiesiog tai, kad mes perkame kažkokius ten, tarkim, ar ne, maisto produktus ir matome, kad, nu, vat papildyta yra B grupės vitaminais. Ten būna ir prie kokio nors ten rašo, ir prie pieno, žiūrėkit, ar ne, jie ten prikrauto ko nors, ir prie kokių Mhm. tenais pusfabrikačių, kad va papildyta prie vaikų prekių, bet tai yra sintetiniai B grupės vitaminai. Ta prasme, pašalina nuo tų pilnagrūdžių grūdų lobeles, pašalina gemaldus, kad produktas ilgai galiotų, kad na, tiesiog jisai neapkarstų, nesioksiduotų ar ne dėl to riebalo. Ir paskui papildo tą sintetinę grupę, nu tiesiog, kad pakuotė įpakavimas gražiau atrodytų, kad pirktų daugiau. Vat, tiesiog, bet tai nėra tas pats. Ir B grupės vitaminai, jie yra labai svarbus ir geležies įsisavinimui, B12 vitaminas ypatingai. Ir taip pat ta pati mažakraujystė, tas geležies deficitas irgi gali duoti simptomus depresijos. Bet mums dažnai ne pačios geležies trūksta, o tų medžiagų, dėl kurių geležis nesisavina. Tai ir B12, ir C vitaminas labai svarbus yra, ir varis. Tai va, tai man atrodo, kad va, tas trejetukas tai būtų toks. Eglutė, dar trumpai, mes tai paminėjom, nu tos tris jau tokius jau iš svarbiausių, bet žinom, kad pagal kiekvieną situaciją yra nu skirtingai, kai tu konsultuoji, parenki tas maistinės medžiagas, vitaminus. Tu paminėjai keletą tų maistinių medžiagų vitaminų. Ką galėtum dar išvardinti be tų trijų šiek tiek? Tai labai teisingai tu pasakėjai, kad pavyzdžiui žmogus, kuris ateis į konsultaciją ir skūsis rūgštingumo problemomis skrandžio, skūsis užkietėjusiais viduriais, pilvo pūtimu, ar ne? Tai jo trejetukas bus visai kitoks. Jo trejetukyje bus bakterijos. Nes jeigu negerai su žarnynu, negerai su galva visada. Tai va tas trejetukas gali būti skaidulos, pavyzdžiui, bakterijos ar ne, ir dar kažkoks kitas produktas. Jeigu žmogus kreipsis į konsultaciją ir, tarkim, jisai vartojantis statinus, paaiškės, kad yra nuo cholesterolio vaistus, jo trejetukyje atsiras kofermentas Q10, pozityvių minčių generatorius, kurį užblokuoja vaistai nuo cholesterolio. Jeigu vėl žmogus dirbantis pavojingoje aplinkoje su chemikalais, nu pavyzdžiui, vat, kirpėja, nagų meistrė, ar ne, nu, kur lakios medžiagos, ar tas pats dažytojas automobilių, pavyzdžiui, koks ar ne, tai jo trejetukyje atsiras produktas, kuris detoksikuoja organizmą. Jeigu tai naktinių pamainų būtų koks pacientas, tai atsirastų magnis būtinai, atsirastų vėl keletą aminorūgščių, B grupės vitaminai dar specialūs, kurie vat, būtent nervų sistemai. Tai vat tas trejetukas, jisai gali kisti priklausomai kokia priežastis. Ir nėra tokio vieno recepto visiems pagal vieną kurpalių. Tai dėl ko ir reikalingos tos asmeninės konsultacijos, kad padėti žmogui atrasti priežastį, jeigu jis dar nežino pats. Taip. Tai aš tada tuo pačiu ir noriu priminti, kad Eglutė, tu vedi tas asmeninės konsultacijas ir jeigu būtų tikrai norinčių, visada yra po šito video pateikti kontaktai, tai rašykit, tikrai suderinsim laiką ir pasakysim, kaip ten kas vyksta. O tos konsultacijos tai vyksta, Eglutė sudaro maistinių medžiagų sąrašą, vitaminų, mineralų ar ne, atsižvelgiant į visą sveikatos būklę, diagnozes ir panašiai, jau individualiai. Tai labai labai tau dėkoju. Iš ties, nu aš kaip visada atrodo, jau tikrai tavęs klausau visokių seminarų ir paskaitų renginiuose tavo dalyvauju, bet vis tiek kažką naujo sužinau ir aš labai labai viliuosi, kad visą tą informaciją, ką iš tavęs gaunu, nueina žmonėms, kurie domisi, ieško, nori tiesiog sveikiau gyventi
ir ieškoti tų sveikesnių alternatyvų, nes tai yra įmanoma. Tai va, tai dėkoju, Eglute, tau. Ačiū tau labai už gerus klausimus ir ačiū visiems, kas klausėt, kas pasidalinsite šito įrašu ir sakau, iki sekančių susitikimų. Iki.